susirinkom paminėti praėjusius metus. Turim labai daug gražių solenizantų, daug gimtadienių, daug parodų visi turim. Galim pasidžiaugti, kad mūsų profesija nuostabi. Pagalvokit, kaip mes atrodom, kokie mes gražus, jau nebe jauni, bet dar gražus. Ir visą laiką turim ką veikti. Kokia nelaimė, kai išeina į pensiją žmogus, jaunas dar 60 kelių metų ir jis nebeturi ką veikti. Jam labai nuobodu ir liūdna. Tai mūsų profesija nuostabi. Naudokime tuo laiku, kur dievulis mums davė ir būkim laimingi. Užtenka. Šaunuoliai. Puiku. Gal dar kas norit pasisakyti dabar iš tos grupės narių? Pamojuokit ranką, įjungi ir pašnekat. Nejaliuk. Negrybauju. Prašau. Palaukit, gerai, tuoj sekundė įjungsiu, tuoj. Neilgai, pusė valandos. Gerai ir... Jau galima. Galima. Tai yra atradimas mokslinis, kad žodis plekštelti yra kilęs nuo žodžio plekšnė. Bet plekštelti ne šiaip savo, o yra tam tikra vieta moteriai, kur tu gali plekštelti. Kuri ta vieta nematau? Parodykit visiems, kuri ta. Dabar prašom nukreipti, įrodys tą vietą. Taigi, nukreipta, bet ji nerodo. Bet irgi turi tokią vietą, kur moteris mėgsta plekštis. Taip, kas dar, prašau? Albinas pasakys porą žodžių. Kur Albinas? Albinas prašau. Atsimenu aš pirmą respubliką, atsimenu visas perturbacijas, buvo raudona vėliava ir kas lakstė prie tų vėliavų, ir kas verkė prie kalėjimo vartų. Atsimenu, nors dabar viskas stengiamasi nutylėti, anos 40-us. Žinoma, aš nešūkausiu, nelakstysiu. Prisimenu ir vokiečių okupaciją, prisimenu ir išvaduotą iš vokiečių okupacijos Lietuvą, nes mokiausi rusų kalbos. Kur? Prie kalėjimo vartų. Tada reikėdavo, prie kalėjimo stovėdavo nuo 3 ryto nakties, stovėdavo didžiulė eilė atvažiavusių iš kaimo žmonių. Ir jie visiems reikėdavo, jie atneždavo kaliniams, reiškia politiniams kaliniams, atneždavo ir duoklę kažkokią, kad nenumirtų. O ten už vartų per langelį priimdavo tą viską tokią katiušą. 4 numerio biustas, bet užverstas prie antpečių. Labai įdomi atrodydavo kaip loša. Bet nesvarbu. Ir reikalaudavo, kad prie tų maisto produktų būtų sąrašėlis rusų kalba. O lietuviai tie, iš kur jie tą rusų kalbą moko. Pateko į mano rankas dar iš vokiečių okupacijos laikų žodinėlis, vokiškai, rusiškas, ir ten būdavo parašyta, lašiniai savo, ten kažkokie ten agurės solionai. Ir aš iš to, o žmonės prašo mane, nes aš irgi su duoklė. Tai ir mokiausi ir rusų kalbos. Bet ne dėl to mes čia susirinkom. Buvo žymiai daug šviesesnių dienų, negu aš dabar papasakoju. Visas gyvenimas buvo šviesus. Ir studijos, ir šitą. Ir galų galia mūsų bendravimas, tas, reiškia, plekšnių vadinamas klubas, kuris stebėtinai ilgai gajus. Nors mes dabar žinoma, taip viskai tokiam nusekusiam akvarime.
gal ir neužtruksim. Žinoma, dar aš tikiuosi, kad mes dar susitiksim ne vienus metus ir kad būtų šitą smagu susitikti, mylėkim ir būkim mylimi. Tai reikalinga kūrybai. Nors ta mūsų kūryba gal ir nebus reikalinga, bet, kaip Vėras sako, tai gelbėjimas ratas. Kam Dievas, anom teptukas, labai smagu. Ačiū už kantrybę. Kiekviena situacija naudinga. Ačiū, šaunu. Ar dar yra norinčių? Labą dieną, gražus. Kokie jūs visi gražus. Sveikinu, aš labai prisimenu Plekšnių tą klubą jau labai seniai, jau tiesiog reikia dabar paklausinėti, kada tai buvo. Ir aš atsimenu, Giedrė buvo tokia mūsų, kuri labai energinga. Energija veržėsi tarsi iš vulkano. Tai aš labai patenkintas ir labai laimingas, kad ten vyksta. Ir labai gražu, kad jūs vis nepamiršot, kad visi lankotės visur parodose. Malonu tiesiog, gražu. Nu, aišku, trūksta šokių, ten žaidimų biškį. Adventas dabar. Tai bus šokių, bus. Taigi, netrukdysiu aš, jūs gal kiti nori pasisakyti, dar kartą sveikinu. Ir vienu žodžiu, daug laimės visiems sveikatos, aišku. Nu, tai va, ačiū. Ačiū Jums. Šokis mums žada, jeigu tik jūs šoksim. Žalis koridorius, kur man atidarė Romas seniūnas, atidarė 2 technikumus čia. Nu, dabar kitaip. Tai suprantat, platus, ten nežinau, 8 metrų koridorius vienoje pusėje langai, kėdės sustatytos ant šokų galima, bet ar šoksim? Pagalvosim dar, ne? Aš šiandien patikinau, kad nedainuosim ir nešoksim, nekelsim trūksim. Aš dar neužbaigiau. Einam šok dabar. Ta vasara puikia, ten mes pas Giedrę, ten vykdom iš šito didžiulio ploto, nedaprėpiamo. Miškuose. Gražios gamtos, ežeriuko pusiau, ar ten ką. Pirtelių pristatyta galybė. Aš nežinau, kiek tų pirtelių buvo. Taigi buvo labai nuostabu. Tai kągi, o šitą reikia prisiminti. A jūs prisimenat tą prūdą, ne prūdas, o želiukas, o ten plaukioja žuvelės. Aš sakau, tikrai jau tu negaudai tų žuvelių, taigi iš karto šitą. Aš jas vaidinu, aš kitadu. Tu tokio širdelės. Mėgsta širdis ant petelės, kaip sakydavau. Ačiū, ačiū dar kas. Noriu irgi, aš čia jauniausias iš jūsų. Geriausiai prisiminiau prie Plekšnininkų. Taip, kad tikrai labai senai jūs pažįstu, senai žinau, kartu mes vis tiek toj pačioj masėje sukomės, bet noriu padėkoti tikrai Giedrei, jinai labai iš tikrųjų energinga ir jos dėka čia mes visi renkamės. Norėčiau, kad tas laikas sutrumpėtų, tai sako, vėžlio žingsneliu, kad mes ilgai ir simboliuką padovanotume. Plodimai, vaikynai, žmonės. Didelis žolėdis. Smegenų neturi. Tik slapą. Bet masė didelė. Galima pridėti taupyklę. Sakė samės. Dar geriau. Aišku, netrištą negaliu parodyti, bet Gražina trištą. Įsteigė Lionė Grigaliūnaitė mūsų Plekšnių vardu Plekšnės kultūros ir meno nacionalinę premiją, kurios tikrai nusipelnė per šitiek metų mūsų Gražina, nes Šaltenis jau 2 kartą gauna tą pačią premiją
Ir kaip man mūsų bendras vienas bičiulis, vardo nesakysiu, pasakė, labai vikrus berniukas. Mūsų vardu. Nu, Giedrė, ačiū, man Čia reikia atrišti parodyti, kadangi tikrai gražu, bet surišta Lionis labai sudėtingas. Rūta paleidau, norėjau ją atsivesti, bet kažkur tik. Tai, va, žiūrėk, kokia graži tau premija. Dieve, O, kokia vau. graži premija. Lionės kūryba ir mes nutarėm, kad reikia apdovanoti gražiai. Ačiū. Aš tikrai puikią, romantišką, lietuvišką, jautrią, poetišką tapybą. Ačiū labai. Ir čia tos bernius, kurie tau premijos neduoda, nes jie pavydi tau. Ar jų tarpe yra nors vienas toks tapytos kaip tu, manau, kad ne. Ai, Giedrė, tu labai fainai. Čia Joninė vainikai tinka labai. Ačiū labai, Giedrė, tu nuostabi duoda. vadė, kuri visada kiekvienais metais visus apdovanoja. Tikrai nuoširdžiausiai visus sveikina. Mes visada išeinam pilni džiaugsmo ir su dovanomis. Ir tai, kad mes šiandien galim čia susitikti visi prie šito stalo ir pabendrauti kartu ir nuostabią parodą pažiūrėti, tai čia yra mūsų Giedrės nuopelnas. Paplojame Giedrei visi. Ir aš labai noriu padėkoti už rūpestį, už vargą, už tas minutės ir gal net ir valandas, kurias jinai skiria mums, kad mes galėtume čia visi susitikti. Ačiū, Giedrė! Ačiū! Ačiū! Žiūrėkit, čia yra režisierė vaikų spektaklio, aš mūsų režisierė. Kadangi gimiau režisuoti, netyčia papuoliau į dailę.
Tai vat žiūrėkit, taip ir gaunasi. Jeigu ne jūs, tai kažką kitą sugalvoja, vis tiek režisuojat. Tai nieko čia jokių malonumo.